Raudonytė, gamtamokslininkas ir taip toliau, vaikų meninė studija, Kaunas. Kaunas. Čia Kaunas, tai žinokit, ne. Vaikų meninė tai iš Vilniaus. O Kaunas tai universitetas, kuris vis dar mane šitai pažįsta. Gerai, ačiū labai. Kiek aš laiko turiu? 20 minučių, ne? Gerai, aš tada pasileidžiu. Galite ilgiau? 30 galim duoti? Reikia. Aš manau, kad čia norėsis pasikalbėti, paplepėti, tai gerai, pasidedu tada viską. Gerai. Tai labadiena visiems. Išklausiau daug puikių pranešimų šiandieną, tai tikriausiai pratęsiu Airinos. Airinos tematiką apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius. Tai ne tokius sunkius, šiek tiek paprastesnius, bet kažkaip visai netikėtai pakrypau į specialųjį ugdymą, bet tik tais labai trumpam, nes dabar kaip tik Kauno technologijos universitete baiginėju edukologijos magistrą ir kažkaip sudomino mane neuropedagogika. Labai tokia reta sritis, kur neuromokslus galima sugretinti su smegenų mokslais, dabar daug yra atradimų. Tai pavyko man suderinti, tai parodysiu jums tokius netikėtus atradimus man ir galbūt galėsite taip pat pritaikyti savo dalyko pamokose. Tai savo magistrinėme aš tyrinėju gamtamokslinio mokomojo turinio pagyvinimo elementų įtaką mokiniams mokytis. Tai tie pagyvinimo elementai, matysite ir šitam tyrime, yra įvairūs, kur galite tiesiog įsivaizduoti bet kokį naują vadovėlį dabar, kuris yra išleistas. Tai visokie QR kodai, paryškinimai, paspalvinimai, visokios lentelės, viso kita, kas iš pirmo žvilgsnio yra labai patrauklu akiai, nes dabartiniai vadovėliai, wow, atsiverti kaip žurnalas, kaip šitas mūsų kolegės paliktas šitas plakatukas, taip, jis labai traukia akį, tačiau mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, gali tokie momentai ir trukdyti. Tai tam, kad tai galėčiau įvertinti, aš pasitelkiau žvilgsnio sekimo technologiją ir pasižiūrėjau, kaip vienas mokinys, tiesiog kaip jisai skaitė tą gamtamokslinį mokomojį turinį su tais visokiais pagyvinimo elementais. Tai apie viską iš eilės, kasgi ta disleksija, tai manau visi mes čia žinome, kad tai yra visgi smegenų viduje esantis sutrikimas, neurologinės kilmės ir mokiniai turintys disleksiją, jiems yra sunkiau skaityti, sunkiau suprasti žodžius, pačią esmę ir visa tai vyksta smegenyse, vadinamas yra toksai fonologinis kalbos komponentas ir jisai nepakankamai išsivysto ir mokiniui yra tiesiog sunkiau suprasti prašytinę kalbą. Tai kartu su disleksija be abejonės eina ir kiti sutrikimai, tai gali būti ir rašymo sunkumai, ir kalbėjimo, ir skaičiavimo, matematiniai, taip pat ir motoriniai sutrikimai, jie dažnai eina kartu. Ir įdomu tai, kad žmonės, kurie turi disleksiją, jų intelektas gali būti labai aukštas ir rega gali būti labai gera, tačiau jie vis tiek patiria sunkumus. Ir tie sunkumai, jie gali būti susiję su okulomotoriniais sutrikimais, tai okulos yra akis, motorinis tai reiškia akies judėjimas. Tai dažnai disleksiją turintys žmonės, jie sako, kad jiems šokinėja eilutės arba šoka vaizdas, raidės. Tai va čia paėmiau keletą pavyzdžių, bandyta atkurti, kaip tekstą mato disleksijos sutrikimą turintys žmonės, tai va galite tiesiog įsivaizduoti, kaip yra nelengva iš tikro skaityti tokiems žmonėms. Ir pastebėta labai nauji tyrimai ir jie vis iš naujo pagrindžia tai, kad jeigu iš anksti yra diagnozuojama disleksija, tai kol smegenys yra jaunos, tas neuroplastiškumas yra labai aktyvus, tai labai galima
užbėgti įvykiams už akių ir tokiems mokiniams tiesiog pagelbėti mokymėsi, išmokyti juos mokytis. Ir ta savivertė, jinai tikrai auga ir galima tokiems žmonėms padėti, jeigu tai yra nustatoma pakankamai anksti. Bet turbūt patys susidurėt, kad mes viską nurašom, tinginys čia tas mokinys, nieko jis čia nesupranta, tingi skaityti, o iš tikrųjų yra tiesiog smegenų pokyčiai ir jis negali arba jį skaityti. Tai paėmiau žvilgsnio sekimo technologiją, ji mane labai sudomino, kadangi dabar yra šitos technologijos tokia epopėja, visur ją naudoja. Tačiau jūs to nežinot. Dažniausiai šita technologija yra naudojama reklamos kūrimui, prekių kažkokiems taip paslaugoms kurti ir panašiai. Facebook'u visi algoritmai yra tuo parengti, tiesiog kur mes atkreipiame savo dėmesį, kad mes nupirktumėm tą produktą, tą paslaugą ir panašiai. Tai tas mane truputėlį sukrėtė, kad suvedus ten eye tracking systems mokslo bazėse pilna straipsnių apie kokį ten šriftą parinkti, kad ten žmogus nusipirktų to, ko jam nereikia. Bet labai mažai tyrimų yra pritaikytų būtent mokymosi tikslui. Ir būtent aš noriu prisidėti su savo magistriniu darbu tokią mažą kruopelę su žvilgsnio sekimu, nes šitas metodas yra labai geras. Čia keletas irgi nuotraukų, kaip net mažiems vaikams yra naudojama. Tai vienas iš būdų yra tokia kepurytė, yra kamera ir tiesiog yra fiksuojama akių judėjimas į šonus, gali šito vyzdžio susitraukimai, išsiplėtimai irgi fiksuojami, tai irgi yra parametras. Tai čia toks. Aš asmeniškai naudojau truputį pigesnį variantą, tai yra reikalinga tik tais kompiuterio ekranas ir kamerytė, kaip čia mais yra, ir jinai tiesiog sukalibravus visą ekraną, mato, kur tavo yra akis ir tiesiog seka, kur tu skaitai ir viską mato. Tai va šitas metodas yra labai geras, nes jis yra pirmiausia neinvazinis, vaikui neskauda ir streso nekelia, atrodo, kad tu tiesiog atsisėdi pageiminti, tam vaikui taip atrodo, tiesiog kažką prie kompiuterio paveikti ir jiems tikrai nėra nuobodu. Ir šitas metodas, jisai fiksuoja beprotiškai daug duomenų, beprotiškai. Tai vieną jų girdėsite, aš minėsiu tokias fiksacijas, žvilgsnio fiksacijas, tai yra, kur žmogaus žvilgsnis sustoja, kur jisai sutelkia savo dėmesį. Tai yra žvilgsnio fiksacija. Sakados yra kitas parametras, tai yra kaip šokinėja žvilgsnis tarkim taško A ir taško B. Tai turbūt jaučiat, kad jeigu tekstas yra sudėtingas arba tu nesi pasiruošęs jam, tai tu tiesiog tavo žvilgsnis labai šokinės, tai reiškia tų sakadų bus labai daug. Ir trečiasis yra regresija, parametras, kuris yra naudojamas tada, kada žmogus vis grįžta prie taško, kuriame ką tik buvo. Tai skaitimo momentu, tarkim, tu skaitai tekstą ir disleksiją turintys mokiniai, jie vis grįžta atgal, nes jie pameta tą raidę arba pameta tą žodį, tą eilutę ir jiems vis reikia grįžti atgal, kad jie suprastų to teksto prasmę. Tai regresija yra sugrįžimai. Na va, tai šitie metodai, jie leidžia mums kokybiškai ir objektyviai įvertinti, pavyzdžiui, skaitimo eigą ir sunkumus. Tai va, tai kas yra literatūrai pastebėta, kad disleksiją turintys asmenys, jie turi ilgesnės ir dažnesnės fiksacijas. Tai reiškia, jeigu jie pamato kažkokį tai žodį, kuris kažkaip keistai parašytas, jie tiesiog žiūrės į tą žodį ir bandys suprasti, kas tai yra, fokusuos dėmesį. Toliau daugiau regresijų, sugrįžimų, na ir pastebėtas yra tiesiog žvilgsnio nukrypimas, šokinėjimas, tų sakadų yra tikrai daug ir to kryptingo skaitimo yra labai maža. Tai va to aš jums parodysiu, kaip visą tai atrodo. Na, o kaipgi tai susisieja su gamtamoksliniu ugdymu, tai irgi skaitau dabar daug literatūros ir mokslininkai pastebi, kad visgi gamtamoksliniam ugdyme labai daug aukštesniųjų mąstymo gebėjimų reikia. Žiauriai daug. Mes turime integruoti visokius infografikus, cheminius procesus ir panašiai, žodžiu,
visą tai mokiniui reikia ne tik sąvoką mokėti, bet ją ir panaudoti, suprasti, kaip tai veikia. Na, žodžiu, aukštesniai mąstymo gebėjimai čia yra visur. Tai va, tai šitiems mokiniams, kurie turi disleksiją, yra tikrai labai daug iššūkių. Dabar parodau, kaip atrodė mano tyrimas. Tai aš paėmiau tokias kaip 4 manipulacijas. Tai pirmoji manipulacija buvo infografas. Dabar čia žiauriai populiarus, labai populiarus informacijos pateikimo būdas. Irgi mokslininkai sako, kad jis yra labai geras, kadangi tu integruoji ir vaizdinį, ir vaizdinį raštinę informaciją kartu, tai tu geriau tarsi įsimeni. Faktas, tačiau aš bandžiau pasižiūrėti, kaip disleksiją turinčiam mokiniui tai padeda ar ne. Tai čia yra infografikas. Toliau kita manipulacija buvo paryškinimas. Tai labai mėgsta vadovėliuose paryškinti sąvoką, paryškinti esminius žodžius. Dabar, kas mane nuoširdžiai labai nervuoja, tai yra kompetencijos paryškinamos. Aš jas myliu ir gerbiu, bet kam tekste jas paryškinti, aš nežinau. Diskutuokite. Ir tada 5-okas prie manęs prieina, mokytoja, jūs sakėte išsirašyti sąvokas, o sąvoką diskutuokite, tai čia jau jai, ne, čia yra kompetencija, kurią tu dabar ugdai. Nu, žodžiu, tai vat paryškinimas teksto. Toliau, 3 yra paveikslėlis ir dabartiniai vadovėliai, tikiuosi, čia nėra vadovėlių atstovų, nes aš taip galiu prasileisti. Žodžiu, kadangi reikėjo pirkti katę maiše, vadovėliai rodo tik tai 1 skyrių ir nežinai, kas ten yra. Tai vadovėlių autoriai ten, ir tada ten atvartas, jūs pažiūrėkit, koks atvartas ir ten kokia ląstelė didžiulė, nu jo, galva atvartas, faina. Ir čia sudomins mokinius dabar mokytis ląstelės, nežinau. Tai jo, tų paveikslėlių yra daug ir atvartuose, taip, tai yra viliojanti detalė, kad prikaustytų tavo dėmesį, va čia irgi kolegė, šiandieną jūsų plakatukai daug. Tinkamoj vietoj padėti. Iš tikrųjų, pamatai tu tokį paukštį arba va tokį, ta prasme, tikrai traukia akį, tačiau ar tai padeda suprasti informaciją, jeigu tai yra vadovėlis, ne plakatas, kurio paskirtis yra atkreipti dėmesį. Tai va čia yra klausimas. Tai žodžiu, su turiniu nesusijęs paveikslėlis, neinformatyvus. Ir paskutinis buvo kontrolė, tiesiog klasikinis mokymosi būdus, kai yra tekstas ir yra kažkoks tai klausimas apačioj. Tai dabar paaiškinu, kodėl jūs matote 2 tokius pačius. Tai kadangi aš naudojau žvilgsnio sekimo technologiją, ekrane mokiniai pamatydavo pradžioj va šitą. Ir pirmasis būdavo žinių ir supratimo kompetencijas tikrinantis klausimas, o antrasis būdavo žinių taikymo gebėjimus tikrinantis klausimas. Tiesiog aš tikrinau, ar tos pagyvinimo detalės, kaip jos lemia tą išmokimą konkrečiai. Tai va, tai čia vėl žinių supratimas ir taikymo. Na ir kas dabar gavos? Tai iš visų duomenų aš tikrai nenoriu jūsų kankinti skaičiais, tai pasiėmiau patį tokį vaizdingiausią šito tyrimo dalį, tai yra karščio žemėlapiai. Karščio žemėlapiai jie rodo būtent žvilgsnio fiksacijas, tai yra kur daugiausiai mokinys buvo sutelkęs savo žvilgsnį, savo dėmesį. Ir yra nemažai tyrimų padaryta, kad ten, kur žmogus žiūri daugiausiai, jo fiksacija yra didžiausia, tai jo ir ta kognityvinė apkrova yra didžiausia. Vadinasi, jis tuo metu labiausiai mąsto, galvoja ir mokosi. Tai čia yra tokia minties ir žvilgsnio teorija. Tai va dabar, ką mes matom, kairėje pusėje yra disleksiją turinčio mokinio karščio žemėlapis su pagyvinimo paveikslėliu. Tai kaip matot, mokinys gana įdėmiai žiūrėjo paveikslėlį, bandė suprasti, kaip šitas tekstas yra susijęs su paveikslėliu. Galbūt netgi ir klausimą bandė rasti, į tą klausimą bandė rasti atsakymą paveikslėlyje. Na, o dešinėje jūs matote neurotipišką mokinį, kurio karščio žemėlapiai akivaizdu, kad jisai į paveikslėlį tiesiog užmetė akį, o visą dėmesį savo skyrė tekstui tam, kad rastų atsakymą į pateiktą klausimą. Tai čia žinių ir supratimo ir truputį sudėtingesnis klausimas yra taikymo. Tai va čia irgi galite matyti, kairėj pusėj disleksiją turintis mokinys
ir toliau analizavo paveikslėlį, galvojo gal kameras atsakymą ir nereikės tų nuobodaus teksto skaityti. Na, o neurotipiškas mokinys akivaizdžiai net neužmetė akies į tą paveikslėlį, nes jį matė jau antrą kartą ekrane ir tiesiog žiūrėjo tekstą ir ieškojo atsakymą. Toliau infografikas vėlgi kažkaip bandė disleksiją turintis mokinys čia kažką nagrinėti, bet nepilnai, žiūrėjo vis tiek į tekstą, o neurotipiškas mokinys turbūt pamatėte kažkokį infografiką ir vis tiek, galvoju, gal geriau aš pasižiūrėsiu tą tekstą ir rasiu greičiau atsakymus, nei kad čia nagrinėti tą infografiką. Toliau taikymo klausimas lygiai taip pat, reiškia, antras klausimas įsijungia, tai disleksiją turintis mokinys jam irgi nebežiūrėjo į tą infografiką, nebesinaudojo juo, nors jame buvo atsakymai, o neurotipiškas mokinys irgi tiesiog žiūrėjo į klausimą, nes jisai atsimena, ką tik skaitė. Nes šitie du tekstai, jie ėjo vienas po kito, tiesiog klausimai keitėsi. Tai trumpai tariant, jūs turbūt žinote, kad disleksiją turintys mokiniai, jų trumpalaikė ta darbinė atmintis yra prastesnė, jie neatsimena, ką tik perskaitė. Tai va čia irgi galite matyti, kaip mokinys atrodo, ką tik skaitė tekstą, klausimas, ir antrą kartą jisai iš naujo skaito tą patį tekstą, kad atsakytų į antrą klausimą. O tuo tarpu neurotipiškas mokinys, pamatė, kad čia yra tas pats tekstas ir jis jau jo nebeskaito, nes ką tik skaitė ir atsimena, iš karto žiūri į antrą klausimą ir varo toliau. Na va, ir paryškinimai. Tai panašu, kad paryškinimai veikia disleksiją turinčius mokinius. Šitas būtent mokinys jis pasinaudojo tą paryškintą dalimi, nes šitie sakiniai padėjo atsakyti į pateiktą klausimą. Tuo tarpu neurotipiškas mokinys, jisai akivaizdu, kad perskaitė visą tekstą, na ir truputėlį atidžiau žiūrėjo į paryškintą teksto dalį ir susiejo ją su apačioje esančiu klausimu. O antrasis klausimas, vėlgi lygiai taip pat mokinys tiesiog ieškojo, disleksiją turintis mokinys vėlgi naudojasi teksto paryškinimu, o neurotipiškas nepanašu, kad bandė ieškoti dar atsakymų kažkur kitur ir B variantais kažkodėl jam kėlė daug klausimų, turbūt, kad jis buvo teisingas. Tai va, na ir kontrolė. Panašu, kad kontrolinis tekstas neurotipiškam mokiniui, kažkokie žodžiai jam labiau sudomina arba ilgesni, truputėlį bando suprasti juos, o tuo tarpu neurotipiško galite matyti, va tie mėlyni tokie neryškus debesėliai, tai reiškia, kad tiesiog lengvai perskaitė, pasižiūrėjo klausimus, atsakymo variantus galbūt labiau susifokusavo, tačiau tokių karštų žvilgsnio fiksacijų tikrai nebuvo, nes tiesiog buvo lengva perskaityti ir atsakyti klausimus. Antrasis klausimas, taikymo buvo sudėtingesnis, tai čia prireikė šiek tiek laiko, kad galėtų atsakyti. Na va, tai kokios išvados? Su disleksija turinčių mokinių, tai patys matėte, kad tos sakados, tas žvilgsnio mėtymasis buvo žymiai didesnis, fiksacijos buvo ilgesnės visais atvejais ir tikrai mokinys skaitydavo tą patį tekstą 2 kartus tam, kad galėtų atsakyti visus klausimus. Ir matėsi, kad ta gamtamokslinė informacija jo darbiniai atminty neišlieka taip gerai, kaip norėtųsi. O neurotipiškas mokinys, jisai patys matėt, kad labai taikė tą skaitimo strategiją optimalę, permeta akim, randa atsakymą, ir keliauja toliau. Ir labai retai sugrįždavo prie teksto. Na, o pagyvinimo elementai, tai irgi patys matėt, kad labiausiai padėjo teksto paryškinimas, kaip dabar jums esu padariusi, paveikslėlis labai blaškė, ar ne, o infografikas, nelabai buvo reikalingas, kadangi buvo mažas raidės, tai galbūt tiesiog tas mokinys net nepriėjo prie to. Tai va, tai ačiū už jūsų kognityvinę apkrovą. Gal turit klausimų? Noriu paklausti. Čia galima klausti? Ar turim laiko? Turim. Kiek mokinių dalyvavo tyrime, tiek disleksiją turinčių, tiek neturinčių disleksijos? Jo. Pas mus mokykloje yra visokių mokinių, ir neurotipiškų, ir neneurotipiškų. Tai dabar galvoju, pilnai gavosi gal kokie 40, kurie sudalyvavo ir pirmam tyrime, ir pakartotiniam. Tai gausis apie 40 mokinių iš viso.
O dabar pačių disleksija, tai nėra daug, gal kokie 3-4 mokiniai, kurie panorėjo sudalyvauti, nes kiti tai, čia nenoriu aš dalyvauti, tai jie atsisakė, bet va šito mokinio skaitimo tos strategijos mane labiausiai pakerėjo, sudomino, tai va dėl to. Tai iš viso disleksijų bus kokie 3-4 mokiniai šitam tyrime. O dar kitas klausimas, ar čia buvo pamokos metu, ar buvo kažkoks savanoriškas tyrimas, po 6 pamokų ateikit į tą kabinetą, kodėl jie darė tas užduotis, ar jiems reikėjo, čia buvo pamokos užduotis, ar čia tiesiog paimtas tekstas iš 6 klasės vadovėlio? Jo, teisingai. Nes aš įrašiau, tai. Gerai. Bet tos temos nerašiau, ne mano tema. Tai va, tai iš tikro, jo, tai, ką aš padariau, ką daro ir visi reklamos specialistai. Pradžioj papasakojau, kad aš darysiu tokį tyrimą. Sakau, žiūrėkit, čia žvilgsnio sekimas, čia visa kita. Sakau, aš pabandysiu nuskaityti jūsų mintis ir visa kita. Tai labai daug susidomėjau. Tada tėveliam išsiunčiau, žinoma, sutikimus. Tai, žodžiu, kas sugebėjo atnešti sutikimus tėvų, tai tie ir dalyvavo savanoriškai. Nebuvo jokio priverstinumo. Bet ar ta tema buvo eigoje, ar tai buvo nauja tema jiems? Čia aš, metodiškai, tai buvo nauja, ar... Labai gerai mąstat, ačiū. Aš pasistengiau taip stumti šeštokams šitą pamoką, kad jie dar nebūtų mokysi apie smegenų veiklą paauglystėje, kad jie nežinotų ir nebūtų to žinomumo principo pačio. Tai va dabar mes kaip tik mokomės, jie skaito tą patį tekstą. Aš tokį pasiūlymą norėčiau, nes iš esmės čia tikrai aš labai džiaugiuosi, nėra jokių ten, kad smerkiu ar čia taip toliau. Tiesiog po jūsų magistrinio darbo jūs galite savo duomenis perduoti leidyklai ir leidyklos iš esmės galėtų tas knygas, pasitelkiant tuos pačius autorius arba pasitelkiant tuos pačius specialistus, kurie galėtų tą knygą sutrumpinti, išmesti tai, ko nereikia. Ir iš esmės tas pats vadovėlis būtų išorė ta pati, tas vaikas nebūtų segreguojamas, nes jis turi tokį pat vadovėlį, bet visa ta informacija jame esanti būtų sutraukta, išdidinta, paryškinta ir iš esmės tas pats vadovėlis išleistas. Ir manau, kad mokyklos, jeigu, sakykime, kad čia leidyklai ne visai apsimoka, nes dabar jie išleido daug tų vadovėlių, visi išpirko ir kam dabar čia dar kažkokius kitokius vadovėlius leisti. Manau, kad mokyklos po 10 ar 20 specialios mokyklos po daugiau pirktų tokių vadovėlių, tai ir leidyklai apsimokėtų tą daryti, taip jūs kaip mokslininkai turėtumėt pateikti tą informaciją. Aš nežinau, čia NŠA tą daryti, ar yra speciali kažkokia įstaiga, kuri su mokinius prižiūri, nežinau dabar jos, įtraukia į ugdymo kažkokią agentūrą. Tai va, galbūt jūsų tyrimas galėtų būti postūmis į tai, kad tie vadovėliai būtų pritaikyti, nes dabar tas yra ant bangos ir kol ant bangos mes galim padaryti tą pačią informaciją, pateikti vaikam, kurie turi vienokių ar kitokių sutrikimų. Tai tikrai būtų, siūlyčiau kažkaip dar padarius vieną darbą, padaryti dar kitą darbą, kad vaikam būtų patogiau mokytis. Tai mielai žinokit, mielai. Tai susiskambinkim. Ir aš iš savo pozicijas, aš irgi nepritariu. Sudaravimas, ką jums parašyti savo magistrinio darbo rekomendacijų. Tai vat išvados tokios ir būtų, kad, turbūt vadovėlius reikėtų kurti ne pagal neurotipiškus mokinius, bet pagal neurodivergentiškus, kad, tiesiog, kad reikėtų jų nepamiršti, nes jiems tikrai yra sunku skaityti šitus vadovėlius naujus. Nors jie žiauriai faini žurnaliukai man patinka. Bet, jiems netinka. Tai mielai, apsikeisim kontaktą. Tik aš siūlyčiau ne per autorius tą daryti, o per politikus ir per leidyklų atstovus, nes iš esmės aš net nežinočiau, ką išmesti, ko neišmesti iš tos kūrybos, tik tai būtų bendradarbiauti tikriausiai su teksto autorium ar ten kažkaip. Turbūt, nes leidyklos turi savo ten tos nurodymus, kad turi būti toks atvartas.
turi būti tiek sąvokų, nu jūs... Tiek simbolių, tokio dydžio paveikslėlis ir taip toliau. Nu tai va, tai ačiū labai. Na ir dabar pristatysime mielą ir brangų žmogų, kuriam Skuodo žemė nemažiau brangi. Tai yra gerbiama mokslininkė Eugenija Rudnickaitė, kuri labai tokia įdomią temą - vulkanai naikinantis ir kuriantis gamtos fenomenus. Ar galima rasti Lietuvoje Vilniaus universitetas? Labą dieną, labą dieną. Aš irgi žemaitės, tai kažkaip, kai kas sako, kad aš kai kalbu literatūriškai, nu ta bendrinė lietuvių kalba, žemaitiškai jaučiasi akcentas, aš jo aišku nejaučiau, nes jis man yra įgimtas. Tai dabar lygiai taip pat man pasidarė įgimta ir geologija, geologiniai procesai, kurie vyksta mūsų žemėje ir man yra visą laiką labai apmaudu, kad gamtamokslinis ugdymas yra pradedamas ne nuo geologijos. Kaip sakant, mes pamirštam, ant ko yra statomi pamatai, kaip yra statomas namas, tai namo nuo stogo turbūt statyti nepradeda. Ne? O vat kaip gamtamokslinį ugdymą kažkaip ne visada taip gaunasi. Tai šiandien čia tokią pasirinkau temą, kuri vulkanai tai yra toks geologinis procesas, kuris vienu metu, sakykime, greuna, ardo, perneša ir netgi katastrofiniai tokie dalykai vyksta. Tai vat kalbėsim apie vulkanų geologinę veiklą. Na ir čia yra tas mūsų Žemės evoliucijos tokia spiralė. Žemės amžius, žinot, 4,5 milijardo metų. Ir jeigu žiūrėsime, tai matysim, kad čia, kur yra tokie vulkaniukai visur, tai matysim, kad visuose geologiniuose laikotarpiuose šitas vulkanizmas Žemėje buvo, vyko ir pati ta Žemės kaip mūsų planetos pradžia, tai jeigu nukeliaut į tą pačią geologinę praeitį prieš tos 4,5 milijardo metų, tai jūs pasijustumėt kaip esantis besivežiančių vulkanų veiklos sferoje, tame lauke. Nes iš pradžių nieko nebuvo, tik buvo kunkuliuojanti magma ir jinai virė, tai geologai tą laikotarpį netgi ir vadina chadu, tai lietuviškai, sakykime, pragaras būtų. Tai vat, kai jau pasibaigė šitas pragaro laikotarpis, tai tada jau Žemėje prasidėjo ir kiti geologiniai procesai, atsirado vanduo, prasidėjo dūlėjimas ir kada jau prasideda dūlėjimas, tai susidaro įvairios dydžio dulkelės, jos klostomos yra vandens telkinių dugne, stambesnės arčiau krantos, smulkesnės kuo toliau nuo kranto, gilesnėse vietose ir tokiu būdu klostosi nuosėdinės uolienos. Na ir čia jau taip labai paprastai, tai kuogi reiškia tie vulkanai yra ypatingi? Todėl, kad žmogus per savo gyvenimą, tokį nelabai ilgą, palyginus su mūsų Žeme, nelabai ką gali pamatyti iš tų geologinių procesų, arba jau reikia labai atidžiai stebėti. Na, vienas iš tokių, kur labai paprastai galima pamatyti, jeigu gyvenat prie upės, arba pro tą upę dažnai važiuoja, tai pamatot, kad ten tas šlaitas, kaip mes sakome, atodangas, tai kažkaip tolsta, kitoj pusėje čia kažkas vėl formuojasi, klostosi. Bet vulkanai tai yra toks katastrofinis geologinis reiškinys, kuris, sakykime, vienu ir tuo pačiu metu ir greuna, ardo ir tuo pačiu metu klosto. Tai va čia, jeigu jau patenkam, nelinkiu niekam patekti į vulkanų išsiveržimo epicentrą, bet šiaip tai žiūrint galima pamatyti visus tuos procesus iš vieno vulkano išsiveržimo metu, reiškia. Ardo, perneša ir klosto. Na ir čia matom schematizuota, ten vulkanas išsiveržė, krateris išsprogo, reiškia ten sunaikino.
pasidarė plyšys, kuriuo teka lava, tekėdama lava, jinai kažką išlydo tas jau esančias uolienas, bet tuo pačiu jinai kuria naują srautą, naują pelenų klodą, kuris sustinkęs, po to jau pasidaro lava. Na ir aišku, kad tuos tyrimus daro vulkanologai, geologų čia tokia atšakėlė ir kaip matot, vaikšto šalia to vulkano kaip kosmonautai su skafandrais, tai kol nebuvo tokių ypatingų technologijų pagaminti tinkamus skafandrus, kad apsisaugot nuo to didelio karščio, tai jie visi vaikščiodavo vėlgi apsirengę vieno mūsų žemės produkto, mineralo asbesto, iš jo išaustais rūbais ir taip dabargi sunaikino šiferį su asbestu, tai užtat kaip dega namas, tai greičiausiai sudega stogas, anksčiau būdavo atvirkščiai. Tai, bet čia jau buvo visai kitas niuansas. Na ir čia norėsiu parodyti ir dabar veržiasi šitas, nelabai čia senai veržiasi Islandijoje. Tai šitas Islandijos vulkanas, neištariu šio to pavadinimo, kas išmoko, tas išmoko. Tai jisai yra stratovulkanas, aukštis jo nuo jūros lygio, mato, 1666. Ir dabar, kodėl čia dabar rodau šitą žemėlapį, todėl kad vulkanizmas vyksta tose vietose, kur yra tektoninių plokščių sandūros zonos. Tai čia vat matom tas raudonas zonas, tai raudonos zonos yra tos, kur viena tektoninė plokštė susiremia su kita. Tai reiškia susirėmimo yra. Tai viena neria po kitą ir tada jau čia tose vietose, jeigu pažiūrėsit, intensyviausiai vyksta ir žemės drebėjimai, ir su tuo pačiu tektoninių plokščių susidūrimu yra susiję ir vulkanų veikla. Dabar, kur yra tos žalios zonos, tai čia yra išsiskiriančių plokščių vietos. Jos, jeigu vienoje vietoje susiduria, reiškia, tas žemynas kažkur pavažiuoja ir kitoje vietoje jisai skečiasi, plečiasi. Tai va būtent šitas Islandijos vulkanas yra tokioj zonoj, kur plokštės viena nuo kitos tolsta. Tai mes savo geologams, kolegoms iš Islandijos visą laiką juokaujam, sakom, jūs nepersistenkit augindami savo teritoriją, nes galit pasidaryti 2 salom. Tai jie sako, prieš gamtos jėgas nepapūsit. Na, jie yra, aišku, teisūs. Tai yra kaip išsidėstę dažniausiai ir tektoniniai, žemės drebėjimai ir vulkanų veikla yra būtent pagal tų tektoninių plokščių sandūros vietas, arba susiduriant, arba atsitraukiant vieną nuo kitos. Na ir čia dabar to Islandijos vulkano išsiveržimo metu buvo labai daug išmesta pelenų ir čia yra toks vienas vaizdas, kaip staigiai paplito pelenai, apie didelius plotus dengė ore ir dėl to neskraidė tada ir lėktuvai, nes šitie vulkaniniai pelenai tai yra labai aštrus toks silicio dioksido smulkus grūdeliai, kurie yra, kaip pasakius, pavojingi ir žmogui, kadangi jeigu patenka į kvėpavimo takus, tai ten plaučių spardys kaip reikiant ir tiek pat variklių įvairių darbui ir panašiai. Tai va po Islandijos vulkano išsiveržimo kitą vasarą po šito neleido gyvulių į pievas, todėl kad nusėdo tos pačios smulkiosios dalelės ant žolės ir tos žolės buvo pavojingos jiems. Jos tiesiog laikė uždarytus garduose, tvartuose ir vežė jiems maistą iš kitur, nes tas netiko jiem maitintis. Dabar jeigu pabandysiu parodyti, turėtų judėti čia man kaip jie. Neklauso. Gal. Čia turėtų judėti kaip šitas. Tie pelenai sklydo vienu žodžiu, bet kažkodėl nepavyks. Nu, tiek to, nepamatysim, kaip jau čia judėjo, bet schematizuotą vaizdą, kaip jie buvo pasklydę matę.
Tai galbūt šitas pasileis. Čia vat matot, kiek yra vulkaninių pelenų, čia yra dienos metas ir kaip tie vulkaniniai pelenai reiškia. Ar reikia išeiti iš jūsų ekrano režimo, ar tada paspausti, gal tai bus kartais. Tai aš rodydavau su šitu. Pabandykim, gal jūs ir teisus? Tik demonstruojame. Ne, su pilnu, su šito būdavo rodydavo, nieko kaip nors. Tai va čia yra, kada dienos metu, reiškia mes temstam, ateina naktis ir tų dulkių yra labai daug. Tai čia jau pradeda rinkti pavyzdžius, geologai atitinkamai apsirengę, apsisaugoję savo kvėpavimo takus, nes tų pelenų išmetimas, reiškia, jų pats pirmas pliūpsnis, antras pliūpsnis, trečias ten pliūpsnis yra labai svarbu laike susirinkti tuos mėginius, pavyzdžius, tam, kad mes galėtumėm labiau patyrinėti, o kaip tenai vyksta iš tų žemės gelmių, kas ir kaip veržiasi. Na ir matot, tiek jau tų pelenų, kad eini ir lieka pėdos labai, kaip atrodo sniege, bet tai yra vulkaniniuose pelenuose. Ir šičia irgi, matot, jau dangus visas atrodo, kad naktis, nors čia yra dienos vidurys. Ir važiuojant jau. O vulkanas pats stovintis buvo šitas vietas? Ne, čia yra kažkur apie 10-15 km. Ir jau matot, kiek jau prikrito, tai čia kai važiuoja mašinos, tai atrodo, kad jau baisiniai. Tos dulkės vėl kyla. Na, čia šiek tiek atokiau, čia jau kažkur tai kokie apie 80-100 km atstumu, kaip tas vulkanas matosi iš toliau, reiškia, jis toks įsprogstamasis iš karto buvo, išmetė labai daug tų pelenų ir tie pelenai pasklydo po visą tą atmosferą ir o čia jau matot, esam toj vietoj, kur jau visiškai užtemo. Čia kažkur pastatas kažkoks matosi ir šičia jau tas toks šviesesnis ruožas, tai ten jau yra, pradeda formuotis lavos srautas ir nuo jo, nuo lavos kylanti šviesa per tuos pelenus šiek tiek prasimuša. Čia nėra prie pat to lavos srauto, užtat iš tolo taip atrodo. Na ir toliau jau ganėtinai toli nuo tų vulkanų, matot, ir augalai uždengti vulkaniniais pelenais ir tie visi šitie. Na ir galų gale, kada pasibaigė jau šitas pagrindinis išsprogimo metu išmestas pelenų srautas, tada iš jo gražiai, normaliai, iš to kraterio pradeda fontanuoti lava ir jinai po kurio laiko praplauna kažkur kraterio vieną šlaitą ir teka, šičia, čia yra, čia etnos sprogstamasis kažkaip iššoka į vietą, o čia va to Islandijos vulkanų, kadangi jis yra toks plyšinis, tai per ilgą plyšį, pasibaigus jau pelenų išsimušimui, išsiveržimui per tą pagrindinį kraterį, tai tada per tą jau visą plyšį, visų plyšio atstumu, reiškia tokie kaip mažesni židinukai, jie fontanuoja ir tokie kaip savotiški maži krateriukai, bet tai nėra krateriai, čia yra grinai, kadangi skečiasi, tai tame plyšy ta lava išmeta vis, užsiburbuliuoja ir tokie, ir čia aiškiai matosi, kad tas viršutinis, tas pagrindinis krateris, tai jisai meta tą lavos srautą į aukštesnį vietą, nu ir skista lava jinai fontanuoja, purškia į orą tą lavą ir jeigu ta lava nukrenta į šonus jau tokia išpurkšta, o ne į tą patį atgal plyšį, tai formuojasi tos vulkaninės bombos. Nes jau kaip išskrido iš to karštojo taško, iš tos karštos lavos, tas išmestas į didelį aukštį lavos gabaliukas, beskristamas jis jau pradeda tūtelę kristalizuotis, reiškia išorėje, bet viduj lava karšta ir skista. Tai skrenda į viršų, vienas galas žemės trauka veikia,
turim tokią kaip lašo formą į tą pusę, bet jis ne helio pripildytas, jisai vartosi. Apsivertė į kitą pusę, tada lašas į kitą pusę. Tai va, dažnai susiformuoja tokios labai gražios vulkaninės bombos, kurios atrodo kaip kokoso riešutas. Didesnis, mažesnis, bet čia būtent dėl to, kad tie procesai taip veikia. Na ir čia yra būtent šitokio, kaip čia pasakyti, tokio plyšio vaizdas, kaip ta lava veržiasi, jinai ir į priekį važiuoja, ir į šičia, ir tokio karščio lava, jeigu tik susiduria su bet kokia organika, ta organika iš karto užsidega ir sudega. Tai čia jau matom į tą pusę, kur eina, tai čia yra jau nuo to susidūrimo su organika sukilę dar savotiški ir dūmai. Na ir čia jau kito vulkano tipo, čia klampios lavos srauto gale žmonės stovi ir šitą tokia klampi lava, tai yra kaip Havajų tipo lava, kuri teka kaip labai tiršta tešla ir tokias susistumia, čia gal šiek tiek matosi ir pasidaro tokios kaip virvės tos suvytos, reiškia. Tai tos virvės savotiškos, kai eini link vulkano kraterio, tai jos būna, tokių mažiukių, gali atsimušti, atsiveršti. Kitos būna 3 metrų pločio, kitos 5, kitos dar didesnė. Tokie kaip būna, kai esat matę turbūt, kai koks purvos rautas teka ir pasidaro tas toks išnašo kūgis. Tai va čia ta lava lygiai taip pat ir daro tokius išnašo kūgius. Na ir va čia yra, kas po tų vulkanų nusėdimo gaunasi, tai matot, žmonės eina, dulkės kyla, tai yra vulkaninių pelenų laukas. Tai kurį laiką jis toks ir yra. Bet vulkaniniai pelenai tai yra tokia labai derlinga terpė, kuriai davus drėgmės ir bet kokią sėklytę viskas auga labai puikiai. Kodėl žmonės gyvena prie tų vulkanų? Taigi Vezuvijus ten ir dabar tuoj galbūt lioktelės, Etna irgi tas pats, aplipę, gyventojų tankumas didžiulis, ne vieną kartą jau ten bėgti tekę ir žuvusių. Bet gyvena, todėl kad nereikia įdėti didelio darbo, pakanka drėgmės, sėklos ir viskas puikiausiai auga, dera, nes tai yra geriausia, kaip sakant, augalams tik svarbu, kad būtų drėgmės. Tai tokia, kaip pasakyti, labai derlinga žemė. Na ir čia toks jau mišrus yra, čia kaip matot ne tik vulkaniniai pelenai, bet jau čia ir atitekėjusios lavos yra gabaliukų. Kai kurie tai yra tos vulkaninės bombos iki čia atskridę ir jau toks per tą einant nebe taip jau dūka. Bet yra lavos laukai. Tai va čia šitos tokios rūgščios lavos laukai, per kuriuos einant, tai niekam nelinkėčiau nugriūti, nes jie yra labai aštrus. Ir ten jau, jeigu ilgesnį laiką reikia per juos pavaikščioti, tai vienų vibramų neužtenka sezonui, nes ten tai kokį 15-20 dienų pavaikščiojus jau batų padų kaip ir nebėra. Tai gerai, kad negriuvinėjai, tai bent rankos ir keliai yra sveiki. Tai va toks vulkaniniai pelenai, kur yra, tai ten greičiau gali pradėti augti nauji augalai, terpė tokia gera, o šitokiam vulkanus, tokios lavos lauke, tai čia jau reikia labai ilgo laiko, kad čia galėtų vėl kažkas tai augti. Vienas kitas augaliukas sugeba užsikabinti, bet tai nėra tokia jau labai gera terpė. Na, laikui bėgant, kaip matot, jau čia žolytė pradėjo augti šone. Tai ir čia matosi išsprogęs krateris yra, aplinkui lavos ir tų pelenų laukai, čia irgi labai gerai matosi. Na ir kaip kokia, sakau, tik drėgmės, sėklikė ir gyvybė, tai jau kita pradeda tenai klestėti. Na, yra tokių vulkanų, kurie grinai ledynuose veržiasi, tai jie čia nelabai toli nuteka, šalta tenai, tai tokius dažniau gaunasi tokie tik tai kūgiai, kalnai ir iš jų, jeigu labai daug neprateka tos lavos, tai nieko blogo, bet jeigu lava stipriai prasiveržia, tai tuos ledynus tirpdo ir būna nuo tų ledynų plūsta ir labai tokie dideli to vandens tokio
purvos rautai, tai irgi yra pavojingi. Na ir yra dar viena rūšis vulkanų, tai yra vadinami purvo vulkanai, kurie vietoj lavos, vietoj vulkaninių pelenų, reiškia, iš žemės gelmių tokią košę, kaip mes juokaujam, verda košę, reiškia. Tai ten va šičia tos burbuliukai, kur yra va šičia, čia krateriukas toks, ir čia jisai, nu kaip, o žemaičiai žino pusmarškonė košę, kai verda. Tai va, grinai, čia tokia, kaip pasakius, toks ir yra. Ir jie, nu, labai daug to purvo tenai nepaleidžia. Matot, jau čia šviežias ką tik varvo, bet čia truputį toliau, reiškia, čia jau žymiai anksčiau tas purvas čia išlindęs, išslinkęs ir jau susiformavo savotiškas takyras, suskeldėjęs tokie molio laukai. Tai bet jeigu ant jo pabandytumėt užlipti, tai mažai nepasirodytų, nes greitai labai ta plutelė plona, į ten įtraukia, o ten ir karštas tas purvas ir visą šitą, tai vienu žodžiu, nu kaip ten, kaip kepa, kai višta kepa apteka moliu, tai panašiai gali ir su mum atsitikti, jeigu prie tokių vulkanų elgtumėmės neatsargiai. Tai čia iš tų sprogstamųjų tokio, pavyzdžiui, vulkanų, kur kai sprogsta ir išneša, kaip sakant, yra vulkanas ir vėl iš naujo, kada vyksta jame sprogstamasis tas išsiveržimas, tai visas kalnas iš principo gali iš viso išnykti, nusprogti. Būna sala, kad sala buvo, neliko salos, tai iš tokio yra Krakatau, yra sprogstamasis savotiškai kartais ir Etnos būna, bet jis netoks galingai, kaip iš pradžių sprogsta, bet paskui jau lavalėjasi, o Krakatau tai jis ten jau kaip grinai sprogstamasis. Tai dabar vėl nežinau, ar čia pavyks. Ne, vienu žodžiu, gale pabandysim pažiūrėti tos vaizdus. Tai va, tas Krakatau didžiausias, tas žinomas, kur pabandysiu gale parodyti. Turiu atskirai failus, kur yra filmuota medžiaga. Pamatysim, kaip visa sala prapuolė. Na, o čia irgi yra staigaus to katastrofinio ardymo, kada išsprogsta didžiulis sprogimas. Ir čia yra Santorini sala, Graikijai priklausanti. Ir čia, vat, matom, yra tokia stati siena. Tai čia yra, jau žmonės gyveno toj saloj ir tiesiog buvo namai. Tai va čia tuose šlaituose, tie senoviniai namai, taip ir yra dar išlikę, randama, kad pusė, nu kaip pusė būtų likę, pusė jo nėra, reiškia. Tai čia va tas vienas šlaitas. Dabar čia tokiu būdu, kai vyksta sprogstamasis tas vulkanų išsiveržimas, formuojasi vadinama kaldera, kadangi čia sala, tai aplinkui jūra, tai dabar vietoj toj kalderai, va čia yra, kaip sakant, jūros vanduo, bet kaip matot, tos kalderos centre kyla nauji vulkanai. Tai va čia yra dvi viršūnėlės, tik čia sunkiai matosi, iš jų jau kyla tokie, nu, pirmi požymiai, kad čia kažkas tenai vyksta, nu, seros vandenilis, tai kvepia nelabai kažkaip ir toks pastovus rūkimas iš jųjų. Tai vaikštai po tą Santorini salą, kuri yra ir dabar apgyvendinta, labai tankiai, žmonės ten mėgsta gyventi, bet nežinia, kada vėl šitas sprogs. Tai va, tai čia pavyko nufotografuoti skrendant, tai va šičia, matot, ta Santorini sala va buvo čia jinai. Tai paspaudžiau. Tai va čia yra buvusis ta sala, ištisinė jinai buvo, dabar va kas yra likę, kur yra sausuma, čia gabalas, čia su jūra tiesiogiai ryšys, čia ta sala, kur apgyvendinta, na ir matom, va, kad toj kalderos centre jau kyla tie du vulkaniukai. Tai neaišku, kiek jie dar tenai kils, auks, kai pasieks tą kritinę masę. Iš apačios einanti jėga, kada jau nebet sugebės pakelt tą jau, ką yra sukaupusi čia sustingusią tą lavą, tai tada vėl bus naujas bum. Bus vėl naujas katastrofinis išsiveržimas.
atsiprašau, na šiais laikais yra gerai, kad yra tie seismografai, seismologai, fiksuoja tuos požeminius judesius ir tikėkimės bent jau, kad čia jau ta pusė nugriūnančių tų butų, jau juose gyventojai bus iš ten evakuoti, kada tai įvyks. Tai aišku, neįvyks šiandien rytoj, tai ganėtinai ilgo reikės laiko, kad jis vėl užaugtų iki tam tikro dydžio. Na ir jis parodė čia jungtus. Aš gal Eugenija papildysiu jūs, kad Santorinio sala, tas Neakamini, tas ugnikalnis, jisai, dar patikslinau, 1613 metais prieš Kristų išsiveržė ir tai buvo vienas didžiausių ugnikalnių išsiveržimų ir jisai tiesiog nušlavė Mino civilizaciją Kretą. Tiesiog viską užliejo. Nu, tas tsunamis jau paskui, kuris atėjo, bet čia buvo, absoliuti... Ne, tai Mino civilizacija buvo Kretos saloje. Taip, bet... Tai va, tai iš Santorinio, įsivaizduokit, tiek pelenų atskrido, kur ten, jeigu kas buvo Kretoj, kur yra tie senieji atkasti, tie visi užpilti, tai ten būtent čia ta kaldera išsprogo tik tai. Ir šitoj vietoj nesiklojo, tie pelenai nuskrido toliau. Bet dar ir iš paskos atėjo didžiulis tsunamis. Tai dėl to, kad taip, kad tai buvo vandeninis, tai čia dėl to. Kas atsitiko? Čia važiuokim toliau, čia nieko nebus. Tai va, tai dabar Islandijos, paskui parodysiu toks, jau rodžiau, kad jisai yra plyšinis, Etna ir fontanuojantis ir šitas. Na, dabar šiek tiek apie tą Lietuvą čia suintrigavau. Tai reiškia, ar yra Lietuvoje tų vulkanų, kur juos galima rasti. Aišku, kad galima, bet turim nukeliauti geologinę praeitį ir apsilankyti laikę prieš 1,82 milijardai metų. Tai va čia specialiai parinkau tą vietą, kur yra čia prie Žemaitija papuola, mato čia, tai kur yra parašyta šitas, čia yra būtent tas Vidurio Lietuvos domenas, vadinamas juostos tos tokios, jos yra skirstimos dar į rytinę ir vakarinę dalį. Ir va šitam domene yra tuo metu vykęs gana intensyvus vulkanizmas. Ir vat, jeigu pamatyti vulkaną Lietuvoje, reiktų nukeliauti tą laiką. Na ir jeigu palygint, tai tie vulkanai, čia pas mus buvo, čia ant Japonijos sudėti lietuviški pavadinimai, tai būtent šitas Lietuvoje esantis geologiniai praeity vulkanizmas, tie vulkanai, jie buvo kaip salų lankų vulkanai. Čia buvo vulkaninis salų lankas tuo metu ir užtat būtent šituose to laikotarpio uolienose, mūsų gelmėse, mes turim šitų retųjų žemės elementų. Tik tiek, kad reikia dar daug tyrimų ir technologijų, kurios tos retuosius žemės elementus iš tų mineralų leistų lengviau ir geriau išgauti. Tai man labai yra šiaip taip, aišku, situacija liūdna ir visai nejuokinga, bet kai Trumpas įsivaizduoja, kad Ukrainoje retieji žemės elementai yra kasami iš karjerų beveik kaip žvyras ekskavatoriaus kaušais, tegu įsivaizduoja, bet gal kaip nors tai Ukrainai šiek tiek padės. Tai čia lyrinis nukrypimas. Tai va, tai taip, kad, sakykime, panašiai būtų tas laikotarpis ir taip išsidėstė tie vulkanai Lietuvos žemė. Na, žemė, aišku, daug dievė, kad sukasi ir toliau suktųsi, kokie ten bebūtų tie geologiniai procesai, vis tiek jinai yra kaip sistema ganėtinai gerai subalansuota. Tai va, kaip sakiau, jeigu į vieną vietoj tektoninės plokštės vieną kitą naikina, kitoj vietoj dėl to plečiasi augina sausumos paviršius ir turbūt dar mes ilgai gyvensim. Normaliai dabar aš pabandysiu jūs dar čia šiek tiek pagąsdinti.